Jūs turbūt su Siena esate dvi komandos ir kurios pačios ir iš kurių šį sezoną laukia žymiai daugiau negu jos pasiekė. Tai dėl ko tas sezonas toks nuvylęs? Nu, aš nesutikčiau, kad sezonas nuvylęs, visgi mes pagerinau rezultatą 10%. Praeitais metais buvom 13, šiais 13. Nesitikėjom iš tikrųjų mes stipraus šito sezono, nes nesurinkom visgi komandos, pagrindą sudarė senieji žaidėjai, kurie nežaidžia iš principo ištisus metus, o žiemą lošia krepšinį, kas žaidžia tenisą. Mes tokie nuo pavasario gegužės išbėgantis į aikštę savo malonumui bežaidžiantis, tai mes patenkinti esam iš tikrųjų šito rezultato. Norėjus išeiti dėl 9 vietos pakovoti, tai buvo mūsų tikslas maksimum. Nepavyko, likom 12, bet kaip minėjau, 10% geriau nei praeitą metą. Bet jeigu jūs ateina tik pasižaisti, tai dėl ko tų pykčių būdavo komandai? Na, o čia yra komandai toksai išsiskaidimas. Vieni nori žaisti tą futbolą gražiai, mokintis ir išmokti, o kiti vis dar siekia to tokio, na, begalviško žaidimo, lėkimo ir belekokio kainas įvarčio mušimo ar ten pergalės. Tai šiuo momentu yra toksai komandos, sakykime, susiskaldimas, neaišku, kaip bus kitąmet, reikės kažkaip tai susigalvoti, ką darom, bet tikrai visi pritarėm ir suprantam, kad trūksta trenerių. Nu, daugom jau iki tokio lygio, kad norisi eiti visgi to kokybės keliu, sveikatos bėgioti nebeužtenka kaip prieš 4 metus. Tai bandysime ieškoti trenerio, kuris galėtų mūsų sureguliuoti psichologiškai. Ir ką, bandysim ant technikytės pensinišką žaidimą kitąmet lošti. Kuri komanda šiandien buvo vertesnė pergalės? Na, pagal sąstatą tikrai Siena, pagal sąstatą, bet nežinau, kas tai komandai yra, visiškai nedemonstruoja futbolo. Iš tikrųjų mes nieko nedarėm, atsimušinėjom, viena kažkai nevykusi proga ir įdenom tai įvartį. Bet, nu, aš taip tikėjausi iš mūsų tokio žaidimo, o iš jų pasipriešinimo visiškai nesusilaukėm. Tai nenorėčiau sakyti, kad kažkuri tai vertesnė. Siena tikrai nuvylė, o mes, nu ką mes, atsilaikėm.